Sveiki, mano vardas Tatjana, esu tarologė, dirbu iš Vilniaus, Lietuvos, tai suvokiama. Konsultuoju tiek nuotoliu, tiek gyvai, malonu susipažinti. Susipažinti, bet pamiršau pasakyti, kad dirbu tarologė, dirbu su taro kortomis. Žodis tarologija mane pačią glūmina, bet šiaip atlieku prognozes, analizės, gyvenimiškų situacijų su taro kortomis. Dabar noriu Jums pateikti pavyzdį, kaip atrodo mano darbas su taro kortomis. Tai bus ekspres dėlionė, iš kurios Jūs suvoksite, ką galima iš manęs tikėtis ir ką galima gauti. Tai bus keltų kryžius, greitas situacijos apžvelgimas. Tikiuosi, Jums tai patiks ir Jūs kreipsitės į manęs dėl asmeninių konsultacijų. Taigi, dabar Jūs manęs nematote, tikiuosi gerai girdit, nes langas atviras. Dirbsiu su Botticelli Calade, labai atsiprašau, vaizdas atbulinis, todėl kad filmuoju fasadinį telefono pusę, kitaip mane labai gaunasi, bent jau matau, ką aš čia darau. Tai dirbsiu su Botticelli, jinai labai klasikinė, Vaito sistemos reiškia Calade, bet joje yra tam tikri atspalviai. Botticelli atspalviai, kurie suteikia kortom tam tikras kitas prasmes. Taigi, keltų kryžius. Dėlioju neapversdama apie Jūsų esamą situaciją, tikiuosi kažkam tai rezonuos, nes tai yra dabar bendrai skelbiama dėlionė, kas ją pamatys, galbūt pažins ją savyje. Taigi, esama situacija, kas ją veikia, žinomi situaciją veikiantis faktoriai, nežinomi, kas buvo praeityje, kas bus artimiausioje ateityje, koks Jūs šitoje situacijoje. Jūsų pati aplinka, Jūsų viltis arba baimės, pasižiūrėsim, o galbūt tas ir tas, ir rezultatas tolimoje perspektyvoje. Kas ant dugno? Ant dugno dvejetas pentaklių. Kažkas balansuoja, nepasirenka. Vyksta supinio efektas. Taigi, pradedam nuo signifikacijos, koks Jūs esate. Kažkas labai dvasingas pas mane atkeliavo. Korta iš pagrindinio arkano, iš pagrindinių vyriausių arkanų, tai yra žynys. Kažkas dvasingas, kažkas pasinėręs į dvasios vidinį pasaulį, galbūt religinis, galbūt labai pasinėręs į savo gyvenimo istorijos analizę. Papildomas kortas ištrauksiu, kad paaiškintų. Ir tai susiję su jo veikla, ir tai susiję su karalium lazdu ir manipuliavimu. Teko pasinerti į analizės vien dėl to, kad susidurėt aplinkoje su keistu fenomenu, kurio Jūs nesuprantat. Ir Jūs dabar svarstot, kodėl tas žmogus, ta situacija atėjo pas Jūs. Kodėl? Dėl ko? Kas priežastis? Kokios pasekmės? Kas tai vyksta? Čia aš kaltas? Visada mes pritraukiam savo tinkamus žmonės, tą akimirką jie būna mūsų mokytojai, jie veidrodžiuoja mūsų, parodo mūsų idėjas, mūsų privalumus ir mes turime dėkoti kiekvienam atėjusiam į mūsų gyvenimą, vien dėl to, kad jis atėjo mūsų pamokyti. Ką aš dabar toliau darysiu? Esame situaciją, žiūrėkit ar atspėsit. Išėjimas mylint, kažkas palikom, išėjom, situacija, išėjau, mylėjau, myliu, išėjau, palikau, su galimybė sugrįžti. Kas įtakojo, kvailys, išėjau į naują pradžią, kurios net neįsivaizduoju, kas jinai bus. Palikau visą, ką turėjau, mylimą, kurtą, darytą, išgyventą, bet tai šiuo metu manęs jau nepasotina ir aš einu ieškoti naujo.
Pažiūrėk, aš ieškau naujo. Padėkit kortas. Pasaulio tyrinėti išeinu kartu su pagunda. Kartu su pagunda ieškau naujų istorijų. Randu savyje šėtoną, kuris mane gunda veda į priekį. Na, čia nėra blogai, čia yra žmogaus esybė žengti į priekį. Bet ir vedama to vadinamo pagrindinio arkano 15. Velnias. Velnias atspindi mūsų kūniškąją esybę. Mūsų atspindi galbūt mūsų geismus, poreikius, prisirišimus, priklausomybės. Netgi priklausomybės nuo alkoholio, žaidimų ir visų kitų dalykų. Nuo žmonių priklausomybės čia taip pat turi įtakos. Gerai, žinomi faktoriai. Sprendimas priimtas, ryžtingas, šaltas. Aš nusprendžiau taip daryti, aš turiu tai padaryti ir aš tai darau. Todėl, kad tai yra kardituzas, kuris nurodo, kad aš einu į priekį, išmąstytų logiškų kelių. Aš priėmiau šitą sprendimą ir jau niekas manęs nesustabdys. Nežinomi faktoriai, jums nežinomi. Imperatorius. Du variantai. Arba jūs įtakojotas personažas iš pagrindinio arkanų imperatorius, kuris jūs vilioja eiti šituo nežinomu keliu. Galbūt čia ir yra tos priklausomybės. Galbūt čia tos ir yra problemas, kurias jūs per vyriausiai žinių turite išspręsti. Ir jūs keliat, reiškia, koją link naujos duotybės, naujo žaidėjo jūsų gyvenime. Tačiau tai stabili struktūra, tai nelanksti situacija, nelankstus žmogus. Imperatorius sėdi ir valdo, bet jis sėdi, stagnuoja. Taigi, tas nežinomas faktorius yra šiek tiek stagnuojantis aplinkybės, su kuriomis jūs negalite susitarti, susiderėti, nes jau yra žinomas apibrėžtas keturkampis, situacijos keturkampis, apibrėžtas situacijos eiga. Tai labai sunkus dalykas, bet jūs susidurėt su tokia aplinkybė. Taigi, kasgi buvo? O buvo viltis, iliuzijos, svajonės, mintis, norai išsvajoti, išsapnuoti. Galbūt sapnuose netgi matėt savo iliuzijų, norų savo, svajonių išsipildymą. Todėl ir žengėt taip drąsiai į priekį, ieškodamas to, ką sapnavot. Gražus žingsnis. Artimoje ateityje jūsų laukia. Ko gero čia dėlionė moterim atleiskit. Vyrai tik pailsėt, nes vis dėlto moters istorija, nors jinai čia nepasirodė. Dvasingos, ryžtingos, pilnos vidumi moters. Taigi, tai moteriai artimiausioje ateityje santykius su pinigų karaliumi. Tai lėtas, bet kartu ir rūpestingas žmogus. Tai valdantis materiją, turintis savo susikurtą pasaulį, kuriame užtenka visko, apart jausmų. Todėl jisai ir ieško jausmų. Nes čia labiau žemiškasis, žemės ženklas. Galimai čia žemės ženklo žmonės, zodiako ženklo žmonės, žmogus, ne žmonės, kuris jau šviečia ateityje. Dabar kokiu rakursu šviečia? Puikus laiko praleidimas, pasirinkimas, ką toliau daryti. Ar būti kartu? Ko gero būti kartu. Vis dėlto čia yra meilės istorija. Meilės istorija apie jausmus, apie tai, kaip moteris moka norėti, mylėti ir būti mylimom. Tai ši istorija apie tai, kad šitas žmogus jums suteiks tą meilę, jausmus, netgi šventė. Ir tai, ko gero, netgi jau yra numatyta, suplanuota. Tai jau yra net ne pasirinkimas, o galutinis apsisprendimas.
Nebent jūs nuspręsit po šitos dėlionės sustoti. O aš abejoju. Aš jūsų neįtikinėsiu sustoti, nes geriau yra patirti naujus potyrius, negu gailėtis po to, kad jūs jų nepatyrėte. Taigi, kas ta jūsų artimoji aplinka? Jūsų aplinka artimoji yra tokia, kaip sakoma, kovoje su savo nuostatomis, kovoje su iš vaikystės įgytomis veiksmo rolėmis, iš vaikystės, net ne iš vaikystės, per gyvenimą patirtų nuoskaudų pėdsakais, ketinantis tai savyje nugalėti. Tai vidinės kovos apimtas personažas, jūsų aplinka. Tai ko gero čia apie tą nuostabų pinigų karalių, kuris yra greta jūsų artimoje ateityje. Žmogus netoks paprastas, jam netaip lengva žengti tuos naujus žingsnius į naują ateitį, bet jisai, kaip paprastai pasakius, kovoja su savimi. Jisai žengia į priekį, vien dėl to, kad jisai turi save nugalėti ir jis ko gero nugali save. Jūsų viltis ir baimės, kad tai tik ir beliks gražus žaidimas. Gražus pasimatymas, bet gal tai ir viltis, kad tai bus gražus, jausmingas, nieko neįpareigojantis pasibuvimas kartu, bendravimas, laiko praleidimas, kuomet paviršutiniškai mes simpatizuosime, flirtuosime, džiaugsimės vienas kitu. Kol kas aš giliai nesu pasiruošęs nerti. Man užtenka to. Aš to visai netgi pasidžiaugsiu. Poziciją vilties ir baimės galima žiūrėti, kaip sakoma, į pusiau pilną arba pusiau tuščią stiklinę. Kaip įvertinsite. Čia vis dėlto priklauso nuo jūsų pasirinkimo. Apie ką tai šneka. Visgi eina apie viltis ir baimės. Vėlgi taip pat. Aš labai norėčiau, kad šitas taurių pažas transformuotųsi į taurių karalių. Aš noriu, kad jisai taptų ne paauglys, berniokas, kuris mane įsimylėjo, bet nieko rimto negalvoja. Aš labai noriu, kad jisai pavirstų į mane mylintį, suvokiantį jausmų prasmę, taurių karalių. Gražus viltis ir rezultatas. O rezultatas kol kas mums paslėptas, nes išpuolė žinia. Šiaip rezultatas dar neapibrėžtas. O kodėl? O todėl, kad dar nėra stabilumo šitoje situacijoje ir nieks neaišku, kuo tai viskas pasibaigs. Ar nusivylimu, kuomet bus baisiai liūdna. Ar vis dėlto pilnatvė, taurių tūzas, balansas. Nuo ko priklauso šitas pasirinkimas? Ar nuo žiūrinčiojo? Taip, nuo žiūrinčiojo. Nuo jūsų prisirišimo ir priklausomybių. Ir tada iškrenta du taurių, dvi taurės. Nuo jūsų priklausomybė nuo žmogaus. Čia dabar konkrečiai priklausomybė nuo žmogaus eina kalba. Ir iškrito ties jūsų signifikacija, aš papildomai ištraukiu jūsų apibūdinimo kortą. Ir čia duetas neįtikėtinas. Kaip sakoma, Dievas ir velnias greta susitiko pasimatymą. Kas jums nugalės, kas paims viršūnę? Nuo to ir priklausys rezultatas. Ar jums bus užtenkatinai kūniškų malonumų, ar jūs sieksite dvasinės pilnatvės. O gal jums pavyks tas stebuklas, kai jūs sugebėsite suderinti abu santykių elementus. Džiaugiuosi už jūs, nes jūs turite šaunią galimybę padaryti teisingą pasirinkimą ir priimti tuos jums svarbius sprendimus.
Dėkoju už tai, kad žiūrėjai šitą dėlionę.